Šiandien tokia tema, ar galiu kaltinti Dievą maldoje. Aš tikėjausi tokios reakcijos, tikrai, purtote galvą ir tai yra savaime suprantamas dalykas, tikrai suprantama, kaip, dėl ko čia kaltinti Dievą, ar ne? Bet visi krikščionys žino ir yra patyrę neviltį ir kančią. Todėl jie ima svarstyti, ką daro Dievas ir kodėl jisai taip daro. Ir psalmininkai taip pat yra išgyvenę tuos dalykus, ką ir mes. Gi būtybės tai esame tos pačios. Žmonės, jie nebuvo antžmogiai. Tie, kurie rašė, tai nebuvo antžmogiai, tai nebuvo tobuli žmonės. Jie turėjo savo rūpešius, savo įpročius, savo nuodėmes turėjo, džiaugsmus, vargus, pyktį ir taip toliau. Ir psalmių knyga mums padės atsakyti šitą klausimą, ar galima kaltinti Dievą maldoje. Ar galima su juo bartis maldoje. Santykius aiškintis maldoje. Ar galiu tai daryti. Ir mums padės Psalmių 44 skyrius. Atsiverskite Psalmių 44 skyrių. Psalmių 44 skyrius, jisai susideda iš kelių dalių. Iš 3 dalių susideda. Ir mes panagrinėsime tuos dalykus, tose dalyse. Paskaitykime dabar nuo 2 eilutės iki 9 eilutės. Psalmių 44 skyrius nuo 2 iki 9 eilutės. Jums reikia gal Biblijos? Dar liko viena Biblija, prašau. Psalmių knyga, 44 skyrius nuo 2 iki 9. Štai. Dieve, savo ausimis girdėjome, tėvai mums papasakojo apie didžius darbus, kurios padarei jų laikais, senovės dienomis. Tu savo ranka išvarei tautas, o juos pasodinai, ištikai nelaimę kitas tautas, o savąją apdovanojai sėkme. Juk ne savo kalavijų jie paėmė kraštą, ne jų ranka padarė juos pergalingus, o tavo dešinė, tavo petys ir artumas, nes tu juos mylėjai. Tu mano karalius ir mano Dievas. Tu suteiki pergalės savo Jokūbui, per tave atmušame priešus, tavo vardu trempiame užpuolikus. Juk ne savo lanku aš pasitikiu, nei mano kalavijas neneša man pergalės, bet tu išgelbėjai mus nuo priešų, nugalėjai tuos, kurie mūsų nekenčia. Dievu mes nuolat didžiuojamės ir tavo vardą be perstojo šloviname. Mylėjai, tai yra Dievo išaukštinantis žodžiai, Dievo išaukštinantis. Ir jeigu mes dabar atsiversime, jūs galite laikyti pirštą, čia sugrįšime, bet atsiverskime Mato 6 skyrių. Evangelija pagal Matą 6 skyrių. Ir paskaitykime, kaip Jėzus mokė melstis. Porą eilučių. 9, 10 eilutės. 6 skyrius, Mato 6 skyrius, 9, 10 eilutės. Todėl melskitės taip, sako Jėzus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Taigi Jėzus mokė mokinius pradžioje maldos išaukštinti Dievą. Kodėl? Nes jeigu tu savo gyvenimą pavedai Dievo rankas, esi jam ištikimas, bet griūva bėdos ant tavo galvos, įvairios nelaimės, sunkumai, lygos, tu patiki, kad Dievas tavim rūpinasi ir viską galiausiai padarys dėl tavęs gera. Ir todėl tu pradžiai, kaip tau bebūtų skaudu, Jėzus sako, išaukštink Dievą. Parodyk, kad tu vis dar juo tiki. Parodyk, kad tu tiki, kad jis išves tave į gerą. Tai standartas. Tai yra standartas puikiai maldos modelio pradžia. Tačiau
ar būna gyvenime kartais tokie dalykai, kada tu netakoja išlėpi iš lovos? Žinot, tas posakis toksai yra. Nu, tu turbūt, toks be nuotaikos žmogus. Ir sakai, tu turbūt netakoja išlipai. Arba tu esi tiesiog nenuotaikoje, piktas, neramus, kenčiantis arba sergantis. Nežinau kaip jums, bet aš kai sergu, pavyzdžiui, jeigu man tikrai, ar sloga didžiulė, peršalimas, kosulys, man sunku susikaupti, skaityti Bibliją. Mano dvasingumas truputėlį ima nukentėti dvasingumas. Todėl aš suprantu sergančius žmonės. Ir štai kodėl mums reikėtų juos dažniau aplankyti. Sergančius žmonės, palaikyti juos, paskambinti jiem, pasakyti, kaip tu laikaisi. Dievas su tavimi. Pasimelsi su jais kalbant į ragelį. Todėl, kad sergantys žmonės, kai kurie negali ir neturi jėgų, ar tiesiog negali daryti dvasiškai tokius dalykus, kai darė būdami sveiki. Jie yra kaip badavimo laikas, kai kuriems yra. Todėl labai svarbu palaikyti juos dvasiškai. Taigi, kaip tada su malda? Žmogus kartais yra bejėgis, įvairių emocijų veikiamas. Ir malda gali būti kitokia. Todėl, ką darom? Mes prisimedame, kad Jėzus mokė išaukštinti Dievą. Mes skaitome čia psalmėje, kad išaukštinti Dievą. Ir žmogus, kuris turi širdėje išgyvenimus, nori daug pasakyti, bet jisai suspaudžia savo širdį, nedera Dievui kalbėti tokių dalykų. Ir pradeda sakyti, Dieve, tu esi geriausias. Dieve, tu išvedi savo tautai pergalę, tu laimini tautas, bet tu nepasakoji, kas tavo širdį yra. Tas pats, kas grįžta vyras namo ir žmona klausia, kas su tavimi yra. Aš matau, kad kažkas negero, viskas gerai. Tu nuostabi, valgyt paruošta, namai gražus yra, bet jis nepasako, kas yra širdį. O po kiek laiko pamato žmoną jį malkiniai pasikorusi. Tai faktas. Ir aš pats nuvažiavau tenais į tas laidotuvės pas žmogų, kuris buvo pasikoręs malkiniai. Ir kas gali sužinoti, kas jam nutiko? Ar galima Dievą kaltinti maldoje? Ar svarbu žmogui išsikalbėti? Bet ką, kas yra širdys, spaudžia, tas pulinys. Aš atsimenu, kai su Saulium nuvažiavom priimamai, jam be galo skaudėjo kojas, pėdatą. Be galo. Ir ten buvo rezidentas, vienas gydytojas sako, šviesti, čia gali būti kažkoks kaulo lūžis. Kur čia, sako, tas kaulo lūžis? Peršvietė, nieko nemato. Paskui atėjo patyręs traumatologas. Jis tik pačipinėjo, Saulis paikčiojo, sako, skalpelį ir vedamės. Prapjovė, puliai išėjo. Buvo tiesiog kažkoks užkrėtimas jo kojoje ir tie puliai sukėlė neapsakomai skausmą. Toks jausmas, kad koja lūžo. Rezidentas sako, koja lūžo, o specialistas sako, puliai. Žmonės gali pasakyti, kas tavo širdį yra, bet gali net spėti. Bet Dievas sako, tavo širdėje yra puliai ir juos reikia išspausti, nes kitaip gali užkrėsti visą tavo organizmą. Ar galima kaltinti Dievą maldoje? Ar galima bartis su juo, pasakyti apie tai, ką aš galvoju? Kodėl taip nutiko mano gyvenime? Kodėl man dabar taip vyksta? Nėra geriau, kaip išsikalbėti. Juk būna žmonės, kada mato vyrą verkiantį ir sako, netrukdyk jam, tegul paverkia, tegul išsiverkia. Jūs girdėjote tokius posakius? Ar jūs esate vyrai verkę? Aš esu verkęs ir man tikrai lengviau širdį pasidarė. Moteris verkia gerai, kad jos verkia, jos išeina viskas, o vyrai dažnai laiko. Ir labai gerai, kad vyrai išsako, išleidžia tą pūlinį, reikia, kad tai išleistų. Ne tai, kai anksčiau sakydavau, neverk, berniukai neverkia. Tai yra didžiausia klaida. Taip, berniukai neturėtų suskysti. Jie turėtų laikytis tokio tvirtumo, nes turi saugoti savo šeimą. Bet netrukdyk jiems verkti. Netrukdyk jiems įsakyti tai, kas jiems yra ant širdies. Taigi, paprastai užspaudžiam savo širdį, meldžiame standartinių maldos modulių, elementarią maldos abėcėlę, kaip išmokta maldaknygė.
juk žmonės, katalikų bendruomenių parapijiečiai, jie būtent meldžiasi pagal maldaknygę ar ne iškaltas maldas. Bet Dievas nori neiškaltų maldų, ne modelių nori, ne standartinių maldų. Jeigu tau blogai, Dievas nenori tavo standartinių maldų. Jis sako, kalbėk man, išsipasakok, viską. Užsirakink savo kambarėlį, kad nieks netrukdytų, bet kalbėk man viską. Ir kaip tik tai nori. Taigi, ar Dievas nenori, kad mes melstumėmės nuo širdies, kai mūsų kažkas slegia? Ar Dievas nori, kad mes laikytumėmės standartinio maldos modelio, kai širdis skauda? Kai nori išsilieti ant Dievo ir atrodo, kad taip negalima, tai Dievas šventas. Jisgi nieko nepadarė, aš negaliu išsilieti ant jo. Aš turiu daug klaustukų dėl to, kaip Dievas veikia. Nesuprantu ir mane piktis paima dėl to. Bet aš negaliu taip kalbėti. Dievas šventas ir dėl to jame meldiesi. Dieve, tu didis ir galingas. Tu laimini savo tautą, tu palaimink mūsų visus, palaimink bendruomenę ir tuo baigi paskui maldą. Bet pulinys lieka štai ten. Atrodo negarbinga tai pasakyti Dievui. Bet, ačiū Dievui, yra antra dalis 44 psalmės. Ir mes paskaitykime apie tai. Psalmių 44 skyrius, nuo 10 eilutės skaitykime. Pasižiūrėkite, kai tonas keičiasi. O dabar mūsų atstūmiai, užtraukiai gėdą. Nebežygiuoji daugiau su mūsų kariuomeniai mūšį. Tu privertei mus bėgti nuo priešų. Mūsų užpuolikai mus plėšia, kiek norėdami. Tu paženklinai mus kaip avis pjovimui. Išblaškei mus tautose, tu pardavėjai savo tautą už niekus. Neturėjai pelno juos pardavęs. Tu išstatei mus kaimynų pajokai, visų aplinkinių paniekai ir pasityčiojimui. Tu padarėjai mus pašaipos priežodžių pagonims, pajokos daiktų tautoms. Nuolatos jaučiu savo negarbę, iš gėdos rausta man veidas, nuo dergiančių užgauliotojų žodžių, nuo kerštingų priešo žvilgsnių. Visa tai mūsų užgriuvo, nors mes tavęs neužmiršome, nes nei kad mes buvome neištikimi tavo sandorai, mūsų širdis nenusigrėžė, nei mūsų žingsniai nenukrypo nuo tavo kelio, nors palikai mus bejėgius šakalo lindinėje ir apgobei mirtina tamsa. Jei būtume užmiršę savo Dievo vardą, ar tiesę rankas į svetimą Dievą, argi Dievas būtų to netidengęs? Juk jis žino širdies paslaptis. Juk dėl tavęs mes esame nuolat žudomi, su mumis elgiamasi kaip su pjovimui skirtomis avimis. Matote, kas darosi? Pradžioje buvo šlovinanti, standartinė malda. O čia kas pasidarė? Mes, sako, esam tau ištikimi, bet mus pjauna. Aš tiesiog elgiuosi tinkamai, bet mane pjauna. Čia išsakoma Dievui, kodėl taip yra su manim? Kodėl taip yra gyvenime? Aš to nesuprantu. Elgiuosi teisiai, bet aš nukenčiu. Aš kalbu apie šviesą, o pas tamsos esu spaudžiamas. Kodėl taip yra? Bendruomenėse psalmių pasirinkimas pamaldoms dažnai atspindi nuotaikų ir žodžių išskirtinumą. Ir žmonės, kai klausosi psalmės, kurias parenkamos pradžiai, atrodo šaunu, gera ir visą laiką yra puikus dvasinis gyvenimas bendruomenės. Bet toks apsiribojimas gali būti mūsų nesugebėjimo priimti tamsiąją gyvenimo realybę. Jo gyvenimas būna kitoks. Ir kai apsireiškia kažkokie mūsų gyvenime sunkumai, mums atrodo, kad netinkama reikšti tokių minčių apie tai, kas vyksta, tas nusivylimai. Negalima pamaldų metu skaityti tokias psalmės apie nusivylimą, apie kančią, apie kad kaltini Dievą tenais.
Negalima tai skaityti, žmogus galvoja, tai ir namuose negaliu tai minėti Dievui. Bet tai gali paliesti mūsų pačią garbinimo esmę. Tai tiesiog menkina mūsų pasitikėjimą, pasikliovimą Dievu. Meldimasis psalmėmis mūsų užtikrina, kad niekas tavęs nesmerks dėl to, kaip tu jautiesi, kalbėdamas maldos žodžius. Mėlieji, drįstu pasakyti, kad dėka psalmio, jeigu tu nebūtų 150 skyrių, tai yra ilgiausia knyga Biblijoje, todėl kad žmonių vidinis pasaulis labai gilus ir didelis, neužtektų sutalpinti jo 28 skyrius, neužtektų sutalpinti 30 skyrių. Ne, iš 150 skyrių reikia sutalpinti kažkaip tai, nes žmogaus gyvenimas yra pilnas visko. Ir dėka psalmių knygos mes suprantame, kad niekas mus nesmerks, jeigu Dievui kalbėsi dalykus, kurie gali kitiem būti nepriimtini. Žiūrėkite, 44 psalmė ir 23 eilutė. Ne, 23. 23, taip. Pažiūrėkit. Juk dėl tavęs mes esame nuolat žudomi, su mumis elgiamasi kaip su pjovimui skirtomis avimis. Ar esat girdėję tos žodžius kažkur dar Biblijoje? Aš kaip perskaičiau šitą psalmę, aš iš karto supratau, kad kažkas naudojo tą tekstą paėmęs iš psalmio knygos. Ir tai buvo iš Naujojo testamento. Galvojam, kad čia tik Senam testamente taip jautėsi žmonės. Kaip sako, mes, kaip pasakyti, esame ištikimi tau, bet dėl tavęs mes esame nuolat žudomi, su mumis elgiamasi kaip su pjovimui skirtomis avimis. Ar iš jūsų niekas nesityčioja, kad jūs esate tikintis? Būna, kada pasityčia, būna, kada pro dantį pratraukia. Todėl jis sako, dėl tavęs mes vedami pjauti. Pjauna mus dėl tavęs. Ar Naujojo testamento žmonės irgi tai patirdavo? Taigi jūs galite sulyginti tą tekstą su Romiečiams 8 skyriumi. Atsiverskime Romiečiams 8 skyrių. Romiečiams 8 skyrius. Ir paskaitykime nuo 35 eilutės iki 39. 8 skyrius Romiečiams nuo 35 iki 39. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar priespauda? Ar persekėjimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas? Paulius rašo, parašyta, dėl tavęs mes žudome ištisą dieną, laikomi pjautinomis avimis. Tačiau visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kur yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Taigi Paulius išvardė 17 dalykų ne šiaip savo. Išvardė 17 dalykų, kurie gali pasirodyti jūsų gyvenime. Čia yra realūs dalykai, o ne išgalvoti kaip paprasčiausia iliustracija. Ne, mums pavojai yra, mums mirtis yra, persekimai, badas yra, pasityčiojimai. Ar tai mus atskirs nuo Dievo meilės? Mes, sako, pjaunami esame, tikintis, bet pjaunamus. Bet niekas neatskirs mus nuo Dievo meilės, nes žinome, kaip jis mus myli. Taigi, Psalmė 44 skyrių atsiverskite. Psalmė 44 skyrius, mėlėjai, kaip ir visa psalmių knyga, gali padėti garbintojams laisvai ir tinkamai išreikšti nepagristos kančios patyrimą. Čia labai geras sakinys. Psalmės parodo, kad tu esi laisvas išreikšti savo mintis bet kokias Dievui.
Bet kokias. Būtent apie tai, kur tau atrodo, nepagrįsta kančia yra mano gyvenime. Nepagrįsta. Vat kodėl taip yra? Ir tu gali kalbėti. Meldimasis psalmėmis padeda žmonėms patirti žodžio laisvę. Psalmės panaikina cenzūrą maldoje. Standarto nėra. Kai tau blogai, kai tau klaustukai, standarto nėra. Psalmė sako, kalbėk taip, kokias mintis pas tave sukasi. Nes jeigu tu nekalbėsi, jeigu tu neišsipasakosi, neišsiaiškinsi su Dievu, tas pulinys, kuris tai yra tavyje, jis gali gangrenuoti. Ir paprasčiausiai tau bus neatsakyta į tos klausimus, kuriuos tu keli ir galiausiai tu nueisi į šoną. Tu tapsi netikintis arba nuolat skausmą, nuoskaudas nešiojantis žmogus. Neįsisprendžia. Atsimenat tokius posakius psichologų, šeimos konsultantų, jie sako, šeimos skiriasi todėl, kad jie nesikalba. Jiem reikia pasikalbėti. Kai sako, susėskite, pasišnekėkite, išklausykit vieną kitą. Ir tai padeda jiems likti kartu. Jie pradeda suprasti vienas kitą. Jie supranta, kad, oi, aš visai ne taip apie tave galvojau. Aš galvoju, kad tu tą turėjai omeny, o dabar supratau, kad tu ne tą turėjai omeny. Dievas nori to paties. Dievas nori susėsk, pasakyk man, kas ant tavo širdies. O aš tau pasakysiu, kaip yra, iš tikrųjų, ką aš turėjau galvoje. Ir kai tu pradedi diskutuoti su Dievu, kalbėti, kad ir piktas būdamas ant Dievo, tai pradedi galvoti, aš dabar suprantu, kodėl tu daleidi tai mano gyvenime, suprantu, kodėl vyksta tie dalykai mano gyvenime. Ir aš buvau neteisus, kaltindamas tave. Bet matot, tu kaltinai Dievą. Dievas tau leido, o galiausiai gavosi taip, kad tu supranti, kad nėra geresnio kaip Dievas tokio žemėje. Ir tau įsisprendė, tau atėjo ramybė. Mylėjai, psalmės duoda mums žodžius, kurių tu negali rasti savo smegenėlėse. Ir tu nedrįsti juos ištarti. Pavyzdžiui, tu nedrįsti ištarti žodžių tokių. Pavyzdžiui, kad ir psalmių 44, 19-20 eilutės. Pasižiūrėkit. Mūsų širdis nenusigrėžė, nei mūsų žingsniai nenukrypo nuo tavo kelio. Nors palikai mus bejėgių šakalų lindinėje ir apgobė mirtina tamsa. Kas iš mūsų pasakytų Dievui, tu Dieve mane patalpinai, nustūmė į šakalų lindinę ir apgobė mirtina tamsa. Nei vienas iš mūsų to nepasakytų, nes Dievas yra šviesa. Ir Dievas visą laiką šviesa veikia. Tai, bet tu jauti, kad tamsa aplink tave yra, kad nuo Dievo tai ateina, Dievas daleido tai mano gyvenime ir ta tamsa tave spaudžia ir tu nori Dievui pasakyti, kodėl tu man tai padarėjai, kodėl tu mane tą tamsą atvedi, kai aš laikausi tai, ką tu sakai. Bet tu nedrįsti, bet tu atsiverti psalmę ir skaitai Dievui maldoj. Tu padarėjai mus pašaipos priežodžių pagonims, pajokos daiktų tautoms. Palikai mus bejėgių šakalų lindinėje ir apgobė mirtina tiesa. Psalmės jums duoda leidimą kalbėti maldoj tokius žodžius Dievui. Psalmės. Todėl niekas negali jums prikaišyti, kad negali taip sakyti Dievui. Tai padeda jums atsipalaiduoti, išsikalbėti. Tada žinokite, bus daug aiškiau. Išeis tas kartėlis iš vidaus. Savo gyvenime, ar aš praktikuoju tokias maldas, kad vadovaujuos psalmę? Taip. Kai aš skaitau, pavyzdžiui, noriu pasimelsti, ar ne, aš atsiverčiu psalmę, kad ir, pavyzdžiui, psalmių 51 skyrių. Ar ne? Atsiverskite. Psalmių 51 skyrius tai yra atgailos psalmė. Ir tau dabar yra labai sunku.
Ir dabar, kai tu skaitai, pavyzdžiui, pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. 4 eilutė. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Ir dabar žiūrėkit, kaip aš, pavyzdžiui, meldžiuosi pagal tą tekstą, ar ne? Pavyzdžiui, aš paskaitau. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk nuo mano nuodėmės. Ir tada, kai perskaitau tą tekstą, aš pakylu maldo ir sakau, taip, nuplauk mane nuo mano nuodėmės. Ir aš pradedu vardinti Dievui tas nuodėmės, kuris yra mano gyvenime. Paskui 6 eilutę, tarkime, skaitau, tau nusidėjau, tik tai tau ir padariau, kas pikta tavo akise. Esi teisus, kai mane kaltini, teisingas, kai savo teisme mane pasmerkė. Ir aš sakau tada malduoju, perskaitęs tos žodžius, taip Dieve, juk nėra tavėje blogybės, o aš esu tamsus. Tamsus kaip giliausias vandenino dugnas. Tamsus, kai uoloje būčiau giliai, kur jokio nėra šviesos lopinėlio. Aš taip jaučiuosi ir aš esu tamsumoje, bet tu esi nekaltas ir man reikalinga tavo malonė. Aš norėčiau, kad užtrauktų mane iš tos tamsybės. Ir toliau skaitau vėl. Aš gimęs su kalte ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Taip, Dieve, aš iš prigimties esu niekam tikęs. Aš žinau, ką paveldėjau nuo savo tėvų ir protėvių. Aš žinau, kad mano mama pagimdė mane nuodėminga, nes mano mama buvo nuodėminga. Ir aš žinau, kad visa linija žmonijos buvo nuodėminga ir man reikalinga tavo malonė. Suprantate, kokie maldai tai yra? Suprantat, kaip psalmės man padeda? Psalmės tavo atveju, tai yra papildo tavo leksikoną, papildo tave žodynų tam tikrų, kur galbūt tu nedrįsti pasakyti. Ir čia prieini prie tų žodžių. Pavyzdžiui, visa tai mūsų užgriuvo, tie visi sunkumai, nors mes tavęs neužmiršome, nei buvom tau neištikimi. Taip, Dieve, aš tau tarnavau. Aš laikausi tavo žodžio, skelbiu kitiems, bet aš nesuprantu, kodėl aš darbo netekau. Kaip man dabar šeimą išlaikyti? O žmonės tie, kurie mato mane tikinti, juokiasi iš manęs. Ir sako, žiūrėk, tikinti žmogus darbo neteko. O sako, Dievas visą laiką laimina. Mane tai užgriuvo, Dieve. Palikai mus bejėgius, kaip šakalo lindynėje. Kaip dabar gyventi? Kodėl tu daleidai tos dalykus mano gyvenime? Suprantat? Psalmės kaip padeda. Todėl sakau, kai jaustis blogai, kai norėsit išsikalbėti, paimkit psalmių knygą. Jums tai suteiks legalų priėjimą prie Dievo per psalmes. Taigi, kai tu norėsi melstis, bet nedrįsti, atsiversk psalmes. Melskis kartu psalmių žodžiais. Psalmėse bus žodžiai bet kuriam tavo išgyvenimui. Psalmės įrodo, kad tu gali kreiptis į Dievą nebūtinai standartiniais žodžiais, visiems priimtinais, tokiais, kur gali pamaldų metu garsiai melstis. Nagi, bet nesibaigia dar tuo psalmių 44, yra dar 3 dalis. Paskaitykime 44 psalmę ir nuo 24 iki 27 eilutės. Atsibusk viešpatie, kodėl miegi? Kelkis, neatmesk mūsų amžinai. Kam slėpi savo veidą? Kodėl užmiršti mūsų skurdą ir priespaudą? Juk mes gulime kniupsti dulkėse ir nebegalime pakilti nuo žemės. Pakilk, ateik mums padėti, atpirk mus dėl savo ištikimosios meilės. Mylėjų. Mes matome, kad pradžioje, kai skaitėme, ten pasakyta buvo, kad mes pasitikime ne savo lankų, kardų, skydais, bet pasitikime tavimi. Nepaisant to, Dievo tauta vis tiek ištinka bėdos, kai nors mes gyrėme Dievą. Ir vargų ir dejonių sąrašas yra labai ilgas ir jis labai skausmingas.
Todėl psalmininkas šaukiasi Dievo pagalbos. Taip, mėlyjei, tai rodo, kad mes turime rinktis ne kilpą ant galvos. Mes turime rinktis ne depresiją. Tai yra užsisklendimas savyje, ar ne, graužati. Mes neturime rinktis melancholijos, tą tamsą, pasinirimą vieni savo vidinį pasaulį. Bet čia baigėsi ta psalmė tuo, kad tu turi užbaigti ėjimą Dieve padėk. Atsakyk, nemiegok, netylėk, pasakyk. Todėl ir yra toks tekstas Biblijoje. Ir tai yra parašyta Efeziečiams 5 skyrius. Toks tekstas Efeziečiams 5 skyrius, 19 eilutė. Žiūrėkite, ką Paulius sako. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais. Giedokite ir šlovinkite savo širdise viešpatį. Visuomet ir už viską dėkodami Dievui, Tėvui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristus vardu. Matot pasakyta, kalbėkitės psalmių žodžiais. Paulius pamatė, ką gali padaryti psalmių vartosena mūsų bendravimas su Dievu, aiškinimasi su Dievu. Todėl, mėlyjei, mes pamatėme šiandieną svarbius dalykus. Kad nesinaudokite vien standartinę gražią maldą savo gyvenime, todėl kad esate emocinės asmenybės su savo išgyvenimais. Mums reikia įsikalbėti kaip draugas su draugu su mūsų Dievu. Reikia.